weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Labas rytas, sveikinu su jumis iš 4 vlogos ir džiaugiuosi, kad čia esi, tai nepamiršk laikinti šitą video ir pasiek manęs. Jo, žodžiu, skubu labai į blakstienų priauginimo susitikimą, nes, žodžiu, šiek tiek žiūriu, kad ilgai su autobusu važiuosiu, galvoju, kad apie 10 minučių, pasirodo apie 40 minučių, tai keičiasi planai. Geriu kavą, nors jau reiktų eiti, žodžiu, noriu atidaryti 5 dieną. Kalendorius tai labai gražus rožinis kilt. Šiandien biškį paliksiu kamerą. Ir 5 diena, aš matau, kad per kamerą čia yra. Kažkaip reikia išimti. Ir žiūrime, 5 diena. Toks nemažas dalykas atrodo. Nu toks. Dušas koks. Okei, čia man atrodo paprastas, tiesiog galima ant lūpų naudoti, šešėliams šlapiems daryti ar makiažams kažkokiems, tai tiesiog labai peršėčiamas, clear. Kaip kvepia? Akiai žiauriai lipnus jaučia. Toks, lygiai toks pat skonis ir kvapas kaip to vakar, kur gavau blizgą, kur tipo padeda lūpom toksai. Nekreipkit į mano susivylimą ir užsimiegojusį veidą dėmesio, bet va, blakstienos žiauriai gražiai, aišku, užtrukom apie 3,5 valandos, man atrodo, nes čia kaip mokinė, aš kaip suprantiniai, ir tokia miela, ta prasme, tiesiog galėjau miegojau vos ne, bet žodžiu, sako, ateik korekcijos po poros savaičių, sako, aš noriu pasižiūrėti, žinai, kaip mano darbas išsilaikė. Tai sako, padarysi nemokamai korekciją ir aš tokia buvo, ir aš sakau, ne, sakau, kiek kainuoja, nes, tipo, man tikrai žiauriai gražiai padarė. Tikrai gražiai padarė ir toks, tipo, so sweet, oh my god, televizijos boksas. Ai, aš kalvarijose, tai dėl to. Norėjau iki Tigerio nuvažiuoti, bet iki centro čia 5 minučių važiuoti. Tai labai tingiu, noriu kažkaip jau namo. Tai nežinau, ką aš šiandien veiksiu, gal rimtai takos pasigaminsiu ar kažko. Bet jau, žiauriai gražu. Bet tik aš susivėlus labai. Aišku, man gal kažkaip keista, kad mes visai beveik nekalbėjom, nes aš su panevėžiete savo meistrą, kuri žiauriai gaila, kad nebedirba, nes žiauriai gerai buvom su Bondine ir man asmeniškai ne dėl blakstienų, kad nebedaro gaila, o kad nebesusitiksim, nes tiesiog sad ir čia taip nebuvo, bet čia tiesiog čiūju, kad aš įpratus buvau, kad noriu aš Maksimos ras, bet aš niekur nematau jokios iš vis parduotuvės. Tai nežinau. Bet gražus rajonas šitas Lazdynai, gal čia labiau negu Karoliniškės, bet nelabai aš dar gaudus iš tikrųjų tą Vilniui, kad ir 3 mėnesius gyveni vis tiek, tai nėra daug. Kai tipo tu nevažinėjai po visą Vilnių, būni savo rajone, tai savo rajoną žinai, bet daugiau tai. Grįžau jau į baraką. Tai va, blakstis taip atrodo, šiaip žiauriai gražiai. Eiktų savo, tipo, taip, nečiau, bet matos, kad kažkas yra. Ir taip grinai, kaip aš ir noriu, kaip aš ir mėgstu. Tai labai smagu. Noriu valgyti,
reikia sumontuoti šitą video būtinai. Ir tada eit mokytis ir dar kartą mokytis. Reikia pasidaryti takos. Reikia realiai takos pasidaryti, tiesiog mėsytę išsikepti su pupelėm ir pomidorais ir viskas. Ir valgai. Tai realiai, aš nežinau, šiaip aš gal dabar eisiu pamontuoti video ir tada takos išsikepsiu. Bet jau dar reikia plaukus susitvarkyti, nes kas čia per šią vėliūrą, tai aš nežinau. Susitvarkiau plaukus, montavau video ir jau įkeliniai, tai 3 vlogmas keliauja pas jūs. Ir laukiu, kol atšils faršas, nes buvau užsišaldžius ir visai pamiršau, kad noriu takos gamintis ir kad reikia faršo, kuris nėra sušalęs. Tai dabar laukiu, kol jisai atšils, jau realiai greit atšils ir galėsiu gamintis takos. Tai džiaugiuosi, nes valgyti jau norisi ir pats tas laikas bus, kiek dabar valandų? 5:30. Tai labai gerai vakarienės toks laikas. Dar man reikia chemiją padaryti ir reikia skaidrės pasibaigti. Tiesiog padaryti jas idealiai be klaidų ir tada dar pasimokyti. Ir tada šitą video dar montuoti ir išsimiegoti. Žodžiu. Ir blakstienam kaip džiaugiuosi eiti savo. Kaip tik žiemą taip gerai yra, nes žiemą tušą užsidėti ir kai sninga ir tragedija, nes viskas nubėga. Dabar nieks nenubėgs. Aš nemanau, kad jums reikia aiškinti, ką dėti takos, bet gal yra, kas nežinau, tai pasakysiu, kol baigsis įkelti video, nes aišku, reiks taip tyliai. Tai aš naudoju šitas mažytės, bet ir gerai, nes kažkaip sunku būtų valgyti iš didelės, tai siūlau tas mažesnis. Tada prieskoniai šitie, ta prasme, padaro visą tą gerą skonį, nes paprastais prieskoniais kažkaip žiūriu, kad gaunas tiesiog tas faršas kaip faršas, o su šitais. Tai žiūri geras. Tada reikia tų pomidorų, tada pupelę konservuotų. Nežinau, čia pupelės gali būti raudonos, baltos, kokios dar tik yra, nesvarbu visiškai. Tada aš turiu faršą, bet turiu čia lydinėje ir tiesiog aliejus. Ir vis realiai dar gali dėti kukurūzų, sūrą dar gali dėti, bet aš nededu. Va, žiūri fainai, žiūri smagu ir labai skanu. Aš suprantu, kad gal neatrodo labai skaniai, bet žinokit, kvepia žiauriai skaniai, tai prieskoniai. Šiaip, jeigu nemėgstat to geltono ciberžalės arba kario, kažkurio iš tų dviejų, jeigu nemėgstat, tai gal šitų prieskonių nepirkit. Pirkit yra takos prieskoniai, tai tie irgi labai skanus. Bet žodžiu, pasiėmėt šitą pitą tortilją, kaip nori taip vadinkit. Įsidedat šitą gėrą. Reiktų gal su šaukštu. Šitą šaukštą. Ir tiesiog taip per vidurį įdedat su visu tuo padažiuku. Jis biškai pas manęs keistas gavosi, bet yra kaip yra. Čia galėtumėt ir daugiau faršo dėti, aš tiesiog esu viena. Ir čia tikrai ne man vienai atrodo tą maistą. Bet sakau, porai dienų arba šiaip. Ir taip į viduriuką stenkitės įdėti. Ir tada uždenkit. Ir tada taip kitą pusytę uždenkit. Ir galite valgyti iš karto. Pažiūrėkit kaip cute. Jo. Bet jeigu norit tiesiog kitiems padaryti, tai aš dažniausiai, kai tėvam darydavau, tai taip įsmeigiu dar į abu, kad laikytųsi ir galėtumėt atnešti. Kalbėjau aš čia jums, siūliau mandariną ir pamačiau, kad slow motion filmuoju. Žodžiu. Anyways, kalbėjau, kad pasidariau projektą visą, pasidariau skaidrės, nusimčiau chemijos ten projektus ir panašiai, tai jau gerai, viską pasidariau. Aišku, aš žinau, kad per pristatymą bus belekiek, jaudulio, man drebės balsas ir panašiai, bet ką padarysi? Man dar, aš studijuoju bakalauro studijas, tai aš manau, valandų dar pristatymų bus belekiek. Ir drebės man tas balsas ir aš nebesijaudinsiu ir žodžiu. It is what it is. Jo, valgau mandariną, nes nusipelniau. Mano telefonui kažkas vyksta.
kažkaip sunkiai jam jau šitos dienos, kai reikia daug filmuoti ir montuoti per telefoną, kadangi aš montuoju, tai jam jau biškis smegenytės trukčia. Žodžiu, noriu pasakyti, kad kaip matot, vieną mandariną lupu, man nieks jo nenulupa, tai daug kas jūsų klausinėjo tiesiog, ar aš turiu antrą pusę, ar turiu širdies draugą, tai neturiu. Su single ir jeigu turėsiu, tai žinosit, jeigu neturėsiu, irgi žinot, įkėliau, kaip matėte, Instagramą laukelį klausimams, tai kas dar nežinot, tai įkėliau, eikit užduot klausimų, jeigu nespėsit, tai komentarai, dėmesai, visą laiką atrašysiu, pamatysiu ir panašiai. Per rytojus video daugiau klausimų atsakysiu, dabar noriu eiti ilsėtis 10 valandų ir miego trūksta, žinau, kad rytoj sunki diena, tai reikėt miegoti. Rytoj planai dar yra, kad eisim su draugiam į centrą, norim pasižiūrėti eglutę, galbūt pasiimti kokios kavos, kakavos ar kažkur nueiti ir fainai tai pasidėti, nes ketvirtadienį aš važiuoju į Panevėžį atgal. Tai nežinau, man atrodo, ketvirtadienis bus paskutinė diena, kada filmuosiu, bus šiek tiek paskaitų ir važiuosiu į Panevėžį. Tai savaitgalis vėl bus praleistas Panevėžį, kaip visada pas mane, tai nefilmuosiu, tikriausiai nebus ką veikti ten, tai pailsėsiu šiek tiek irgi. Nepykit, tikriausiai paskutinis vlogmas dabar bus keltas penktadienį ir tada jau pirmadienį, nes sekmadienį, kai grįšiu, filmuosiu, manau. Tai žodžiu, bus šiek tiek poros dienų, realiai jums bus 2 dienos, kaip nebus vlogmas, tai nepykit ant manęs, tiesiog aš irgi noriu pailsėti šiek tiek, nepalsėti, bet tiesiog nebus ką filmuoti, tipo, net ir šiandien labai tokia diena, bet aš nelabai ką galėjau pafilmuoti, aš mokiaus daug, Laksėnas man darė ir tipo, ką čia filmuosi. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video. Nepamirškit valgyti mandarinų, gerti vitaminą ir susimatom 5 vlogme jau.